Oba! Gerą dieną, gerbiam žiūrovai, stebėtoje garažo paslėpsnių. Nebesneiga, bet pečiai jau rekordai. Ir ryto pirm deina saulėta. Ir ryto labai žadėt gazą vyras su motociklas. O aš eilinį sykį jau dar nebaigis project. Matot, jau kiek pasistumėjau. Miltelinis dažas visor ir kiekvienas varščiuks, kiekvienas patikrins, prisukt su dinamometru šito hop. Gerą renkas dava, pats smagoms. Ir absoliučiai kitoks ir jau vaizdas, jeigu bišk matosi kamerą. Turiu šitą dar opozitų pasaulį damušau. Čia ir importinsiu, šitas ir iš praeitų mūsų laikų gudžiųjų. Darau linksmą, parodysiu, ko aš darau, per daug nesivelsiu, nes surinkimau labai noriu pasimėgauti pačiu, pasmakavoti, smočnego, kad būtų subrant. Renki, galvoji, klausa, kažkokį podcastėlį, kažkokį politinius reikalus, čia irgi vėl, įsivėlį. Ir būtent toks juntu, kad gaunas, ohoho. O koks, opozitniks, vos seniau darydavo daiktus, dabar pridaro visokių elektronik, šitą pats geriausias buvau, šitą autą į po apač, mata, autus gal kuoj susiviniuot, punčiak nerek, nikuoj plaut nereikės, niek, suprant, šalts vanduo iš kran bėg, nes šilta reik, subliūda, suprant, šildyt ant laužą. O darydavo. Šiaip legendinis variklis, jeigu grinu. Daug gerų emocijų imuniai su tuo, su M-kas, aš su M-ką irgi turėsiu. Tik nemalendanu, bet patikimoms buvo. Bet dabar su šiuolaikiniam tepaliukas, su tikslės įrunkės. Gali padaryti tikslę, bet kad metalas yra iš kruziuko aliuminį šakučių valgyklinių. Gerai, į temą. O čia opozitniks jie. O, šias laikas padarė vandeninių visokių BMW. O, ką buvo, čia ne R9 variklis, čia aš padirbau jokas. Jeigu žiūrėjot Gaidžiaus video, žinokit. Čia mentinis variklis ir padaryt, va. Miltelinis, dažas, rūgštinis, akrilinis, aliuminis šveist, bam, aš jas pasakoisin. Vo čia ir opozicija rimts. Bet į laikmetį ir kitoks. Vo kokie tekinuką, ne? Kaip gražiai atrodo. O kaip čia atrodo, kaip iš tos pos sutepta viskas. Nauji guoliuką. Smalčiaus įtepta. Siūlau atkreipti dėmesį juostelės ant rato, ne? Beto niekur. Žinot, kaip čia padaryta ir? Matot, siūlau jums tai padaryti. Vienas bičias matė, aš senai kažką dariau, VTX-au jaučiu, aš tam buvau projektai turėjau, 8 metus tekinė atrodė taip kaip dabar, kaip nauja. Nes geri daža miltelinė, o druželį padaryta ir su peiliuku, kanceliariniu. Frezuoji iš ronkas ir paskiau su kempinėlį tokį abrazyvinį sušveitį. Va, čia lygiai tas pats, ne? Kaip lygiai gaunas gražiai, ne? Galėtum net po podušką, suprant, kėšti tekinus į poliruoti. Lygiai taip pat, va. Visus tus dalykus irgi užsiklėjauti, išsitrinti, nes, uždedant, pavyzdžiui. Va. Viskon, kad nebūtų paskiau miltelinis dažas atšokst ir paskiau klip tekinis. Bet kas dažėna. Lumka, nudažyti. Viskas pradažyta. Svarkė negraži, net nesimata, suprant. Va, čia šitą rodžiau, viską rodžiau, numeris prancūziškas, galvoju pasivažinės su prancūziškas, nes atsitiek toks dalyks, malonus ar nemalonus, kaip sakyti, kad jau darysim komercinį projektą. Jeigu tu žiūri ton video, ton motociklą aš turiu, tai aš anom pardavinės. Pasimėgavau procesu, o kokie. Ką geri daža, arlinė, žiauriai geri daža.
Toliau, variklis, pozitų pasaulyje, ker kompresijai. Supranti, va. Vadrižots, mūsų oro aušinams ir. Supranti. Irgi siūlau atkreipdėmės su peiliuku, aš anon. Su tos dalykus, ką buvo nuimta į tas iš magniausiai. Magnezijum parašyti, supranti. Labai gera apdirbas, minks, metals. Tai su pilyčiai taip nufrezuoji. Ir paskiau su peiliuku tau kanceliariniu, bet ne su aštrumu, su bukai, pusė tep. Nušveiti, paskiau su kempinėlį, bišk, praein. Ir čia įdėlė lygė. Vo, gražiai atrodo, netoks. Kažkai man belikion. Nedašveičiau šetovans. Vo, užsidės lumką tokių akcentų. Viskas nepriekaištinga padaryti, tiesiog riems, vėl eilinis syk pridirbė ant durų ir paskiau gail druošti, nes jį žiaurė įdėlė viskas sudaryti. Kojelse, prisimin kojelse. O kokį. Viskas sutepta. Viskas jį prištauperiot. Viskas užklejot, vyra irgi, jeigu miltelin dažuot, užklejokit visko. Sriegis visos užkeškit. Ten miltelin žien, bet reti žien, anims kiti žina. Alaus duod, žina, bambalį nuryt. Ir tada bloga bus, nes tada jų vinkots bus nusmėliauts. Viskon. Ir privarytai sriegis. Tai va, turėk tu mini. Čia šitą bišk perdariau, aišku, žina, perdariau. Patobulinau. Įdėjau įvarį. Geležinis įvaris toks padariau. Kad neklibėtų, kad būtų, kaip greič dėžė tokį, žina, žina tokį, nutikt, o kad buvo išpler, bėgia neapsijunginė, dauž greič dėžė ir taip atseit blog dėžė, bet iš tikrųjų blog ir, įvaris. Kon šiandien dedam pravotki po biški, nes kūzaus dar dažos. Stop! Laiky kardaną. Aš žinau tokį dalyką. Kardaną šlicai išdrožos ir goliai. Reik patepti su solidoliu. Hado. Specialus solidoliukas. Solid oilas. Prašmatnus tepaliuks. Kardanų šlicai. Granatų tepėms. Golių patepėms. Solidolis tor revalitizanta. Kada ir padilima visokį smulkį dalyką. Tas reikals itin slegiančiose situacijos. Padar paviršių dar kietesnį. Kardans tarnaus amžinai. Net ir surudėjais kardans gali patarnauti. Hado solidoliai, transmisiniai tepalai, ypač šlicai, kurie užsokti ir užmiršti mazgą ilgam. Naudoti geros kokybės, gerom savybėm, nes, kaip sako, nes netepsi nevažiuosi, o kadangi čia sukas ir važiuoju trektuoliai, patepė ir užmirša. Golė tarnaun ilgiau, korozijais mažiau ir praktika bylo, kad ir puikus atsiliepimai. Hado solidoliukai. Hopa! Paukštelis lizdelėje. O! Elektrikos pasaulyje. O kokia laida. Kunči gal suprasti. Šitą galvoju, ko nuo šiandien veiksiu. 5 dieną vakar ir Lietuvoj laidoti dar. Ektat savus tas laidas. Žinau, kaip daugybs lentelė greičiausiai nebužmirši. Šitą padariau, žiūrėk, specialus sports ir pakrauti akumuliatorių arba pliusas išvestas. Toliau peiliuks legendinis, visokiai, dar gyvs. Pragalvoju laidus, kad nesitrintų. Immobilizeris yra išvesti šoną. Tas prisiminat su lemdu zondu fiškėma laida, čia praeit viskon, kad nesitrintų. Toliau čia šitą da spidometrą laidą pasiruot buvau nutraukti. Toliau darau šitą relėkį, prilitavau fiškelis, kad nebūtų jungčių, kad būtų sulitaut ir būtų uždegėjim sistema absoliučia 130%. Jokių fiškių gal kontaktą, negal būti kontaktą, on sa ir prilitaut, on ir absoliučia vientis modulis sugės,
karpys laidus, žiūrės, čia niek nesudinga. O, 2 pliusą tas įspinėlis, čia relė ein per jungiklį, paskiau per nutolinį valdymą, kad reiškia keilės go padariau samadėlkinį. O tokie dalyką. Da, gerą klausim, man uždaviau čia vienas. Žiūrėk, sak. O kodėl reikia taip padaryti, ei? Kodėl jūs daro taip? Nu, mašinista, bimbalista. A buvo susimovin. Bloks ir montuotojas suraitė man ratus, man sugadino ratus, man visi blogi tik ne aš. Jeigu tu čia nudažai dažais, jeigu tekinis buvo kreiva arba daugiau dažų, tai čia storiau, čia ploniau. Ir prisilietimo plokštuma yra kreiva. Ir tau tekinis taip švankon, žinai, Nes ne vienodą užsidėjai, suprant, pagauni. Pagauni, ne? Čia vadinasi inžinieriai, čia ne Harliaus videksai, hebra, čia ir BNV. Čia ir inžinieriai, dėl to nesusimaukit, nusišlifaukit visus dažus, bus kažkoks patioks, bus kažkoks pakeliams, užsidėsi vitaus tekinis, pasikeisi guolius, tupicus, ABS-us, visus meistrus apkaltinsi. O realiai pats loks. Suprant. Taip darom ir nebus bėdų. Elektrikas ir jo draugai. Neturiu aš draugų elektrikų. Turu. Plius minus pareint pasiduot 10 voltų. Žiūrėk. Užsidėjau prancūziškus numeris. Galvoju, su tas pavažinės. Kol baudą gausiu. Nesuntmonys jį. Ir atseit pavažiuoju, pamatys, stabdys, sakys, končių dirbi, numeriai tvarkingi, kaip aš esu neviršintis greičių žmogus, esu tvarkings. Manau, kad niek neatsitiks, ne? Gal jaučiu taip, ne? Juk reikia pavažinėti, ne polis registruoti, reikia patikrinti techninį stovį. Kaip prisimint, čia ir stopą posūkė, o čia padirbau papildomą stopus, nes kaip harlista važinė, suprant, atseit mondrės skaitos, aš ne iš mondrom, aš iš saugom. Gali dėti lempą dėdalį, čia irgi numatyti, jeigu kas, bet princips papildom stops, kad atseit maži posūkiai, stopai pat pažbinčia viename, aš sutinku skomb mondrė, bet saugumo nulis. Kaip gas naujas, prisimin, prisimin naujas gas, atseit. Ar tai legalu? Turbūt. Gamintojas numatė šventą. Fiškių turiu visokių čia laidų, plius minus čia pajungsiu, pakš, čia ten stops, parein iš čia. Čia ir papildoma kažkokį fiškį, nežinau kam, gal važiuoklė papildoma opcija. Pliusas, tas laids ir tas. Tas laiduks susijungs, įjungs degėm, pasijung per ZFE. Apkrovos sistema. Čia šitą ir spaudimėn varlytį. Čia bišklaida trosą. Čia eis taip laidai. O čia irgi spaudimėn varlytį. Į ten eis laidai. Čia ABS bloką, kaip prisimenam, mondrė. Čia mod galės pasikolyti, pasidiskutuoti su vyras. Gaudos. Ką padaryti, ZFI. Ir čia bus tas pliusas ir stops pareis ten. Toliau laiduką kiekvienis gražiai sujungti. Viskas įpramastyta. Plius dar papildoms pliusas pramastyts ir galvoju, naudos aš šitą prikurki. Šitas be laidų žvedimo sistema pas manis bus dabar su mobilizer, kur nueini neužsivedi. 0 kilometrų! Lažybas laimėjo, nežinau kas, daug hebros rašė, kiek įnais motociklus. Neaišku. Liko neaišku. Variklis irgi neaišku, kiek įnais, nes mentinsi, jeigu prisimeni. Reiškia, tai motociklai ir nueis reduktorius, dar klausimas, nes nekleb, absoliučia naus ir grėždžiai. Daugiau, nežinau, kad šias pakeista. Radiatorius, kaip minėjau, visur germetiką užtepti ant fiškių, kad neiššautų, nes biški nepatinka. Un karts, ką užsidėt lengva, nes vibracijas nušaut fiškį gal. Visur su germetiku ir čia. Kaip sakot, prisimin,
ventiliatorius generatoriaus biški pūs vėją į ton. Nu, čia teorijai, sutinku, žinau, bet mondrė. Čia mobilizeris ir pakavots. Toliau neturiu nieko jums nustebinti. Viskas gražiai atrodo. Renkas idealią laiduką, sutraukus paskiau papildomą, naudoju laidus tokius. Jeigu 2 laidą ein, tai būtina šarvus. 3 laidą, dar ką nors sugalvos. Nu, tokiai nekinietiški plonika būna. Vo, ir judesys. Visur žarnelis naujas bus, stabdžių sankabas. Viskas veika. Dėl lempų nežinau, kaip technikinis, bet pabandys praeiti, nes man atrodo, kad visai geras šveitans. Dabar pasibandžiau, žiūr, kad tik reikia pakalibrauti. Nu ir judam toliau. Vokukiai akobinliuorė. O koks? Nu gerai, įdomi atrodo lempas, ne? Jungam. Opa! Valį, robotukas valį. Arba pim pačkiukas. Nu visi, aš nesimatysiu multik, dėl to aš nelabai žinau. O tap. Šitą, kas darot ledus, reik dėti varžas. Nes nemat komputeris, tai jau met gedėjom, kanėl lamp front met. Šitą toks varžas padirbau, nu, kažkur turėjau, pritaikiau. Limputį neim pakabinti, limputį tik tas pažbinčiam. Vo, toks dalyks. Toliau, da, prisiminiau, užmiršau. Tu šitą padariau, jeigu kars nusinert šlangą, tai laikiklė tokia dratinė. Jeigu darot, vis laik pramastykit laidų ir šlangų benziną koroniai trinas. Ai, gera bus, prasitrins pūkš degam. Tunelį degam, ne? Kaip monka buvo Italijoje. Aš žiūrėjot video, kur benzins pasileidė tunelį. O būt striukų. Būt toks. Čia viskas sutvarkyti. Ko negalėjai suprasti, dabar ein suprasti. Čia šitą lemputis pakabinau. Matas lemputis. Bulbelis, teiks matas. O, šveit. Nes kad blikčiau tu gerą pasakė. Sankaba. Opa. Ir sankaba. Da būt gera taip praorinti, bet gerai ir viskas. Dedam kardanas. Būtina sutepti su geru solidoliu. Sutepkit šlicus, bet nepertepkit. Nes solidoliaus tai visi, pavyzdžiui, suksas, junsa taškysas ir pradės varvėti ten, kaip ir gerai, užsandarins ten visus salnikus. O čia reduktoris kaip ir, nudažyts jau. Ir tūba. Tūba. Vienas geras komentaras sako, ar išgražiai skylė? Tai ką? Skylė, susiriegiau. Bus susiriegiauts plasmasinis vamsduks toks, gal net nesiriegiauts, įsukts, užreist ir įkišts į reduktorį. Tam, kad nerūdėt kardans ir vandens, jeigu privarysi, arba įvažiuosi į pelkį, bet į pelkį, ką žinot, čia bevažiuosi, mes kaip matau, nes per daug blizg vėl rupūžį, nu, reikės nutepti, bus dulkės defektas. Diskai, susivykit. Tepalai piliau 140-150 gramų. Ne 180, nuėdėm. Un tą pasakojau, un tą ne, matos. Šlangėlis. Ir čia šitą į reduktorį, ne? Pagaunam? O tokį. Plasmasinis vamsduks. Nu dujų sutinku. Dujus į reduktorį. Į tongolį šitą, va. Pritepiau solidoliaus. O. Nes jie datinis išploviau stipriai. Ir reik visko sutepti, va. O toliau saliam bloką. Čia viskas. Vis ok. Čia štai pratepiau, kad atsisuktų. Iš galo niek negaliu parodyti. Blizgi net akis bei.
eina. Žemė. Stabdis ir, čiakšt. Priekins ir, čiakšt. Šakso geras stabdžiuks galvos priekinis. Kon reiškia ar mot šlungieko. Ar mot šlungelį. Teisė. Varliek ir aišku maestro. Vadinkiam. Kap dara savo kūrinį vis laik noras kažkur pasirašyti. Kur kada nors kažkas nukels baką, sakys, o, tas dėdė, kur uns dabar ir? Nežinau, kažkur išvažiavo į Afriką. Šitą. Koks bunkius. Nu, jeigu nuverstum kartas, kad reduktor nesugadintum. Kuram?
Saulė jau buvau tepalą pripylis, prisimeni. Voką praėjau, kaimų keliukas, nutepiau, nužiūrama, varvkor, viskas veik, viskas okei, pukulkas, gumėlį pamečiau, šetons, šlangą reiks padaryti. Važiuon, šiaip sakyčiau, kad užsuktai reikti savo, lup, gera, veinuoda labai toks, labai švelnas, mutariuks. Okei. Ačiū, montas. Reduktoriaus šlangs. O kas ten klip? Neiškintėjau, reiškia, išvažiavau. Gera, lėkai. Važiuojam, palengviukas važiuojam. Kaip geroms, koks patogus kruizas. Į Leksau, tas geras gavos variantas. Taip. Idealią lygę važiuojant. Toks garsas gražus,
Norit pamatyti, kaip iš tikrųjų atrodo. Kantrybės, gerbėmieji. Nu, atsižymėti reikėta, ne? Ar dar paguldom, pažiūrėt, kojelėse nekliūn. Oi, ne, nekliūn, visišką. Bet buvo užmiršęs, kaip gasas gulas. Bet šiaip gazą duoti atsargę. Toks papiktint versijai. Wow, kelas! Žymamės su eiliniu gaidžiu. Haha! Turam. Kažkam nesykas žvirukų pasipylė. Eik, cauka gera. Atsistojus, važiuoju šitą. Apsisukėms, tikra, žiūram apsisukėm, nes esu šakį padaręs. Bandom. Und jaustas. Nu, kunda pagazuojam. Nerodys aš, dabar nerodysiu da. Konspekcija. Kur važiuojam? Offroadą. Nevažiuokim offroadą, nutepsiam. Variklis toks švelnus, tik tas ir tie, pavyzdžiui, nu, toks eksperimentinis variants. Pirmų bėgi tai atsargiai rėk, šviesa, o antrą. Palaužom biškėlį. Enduro ir, suprant. Suprant, enduro ir. Suprant, turam įjungti. Tep šitą. Tep šitą. Tep šitą. Opa. Norm, hard. Hard varom. Šitą. Twin Peaks. Pikes Peak. Režimėlis. Pakėlo motociklus. Kyl motos. Kyl, nes mes turim įveikti kliūtį dabar. Nu nežinau, kaip čia. Oho, ką kyl. Koks, ko jis įsiteis tiesiog. Pasiruošiam paulimau. Reik palaukt, mata, ir senovins turi, kol užsikraun Windowsą ilgą, reiškia, veik. Eik, sakon, skelas. Oho. Oho. Okei. Rock'n'roll, baby. A ne, a ja mam. Varo. Вот так. Ну, нормально. Enduro, supranti, režims. Galas plaus, su galu vyrukai, su galu. Nu, kaip dviračių važiuoti reiškia, žinai, ko reikia daryti. Pjaun miškus, visi tik pjaun. Svarbu, kad užsodintų. Na, varom, trititi. Bijau šakų aš tų tokių. O, papa. O, gera, ei. Tests enduro praeits. Oi, bet toks koks aukštas palieka. Eik tu savo. Jungiam komfortą, nes mes BMW supranturam. Su komfortu mes pripratę važinėtis.
Biškė tylė ein kažko motociklus. Nepatikės, benzins baigės. Blogai daviklis rodo. Eik tu savo, kondarom. Reik bak tepšį tavo. Vertam. Opa, opa, opa. Kas turi javą, supras. Čia ne montažas, vyra. Čia įstroka. O, davai, var. Varo, varo. Varo, varo, varo. O tap. Nu, čia mes jau buvom. Kažkur davikliaus aplūdė užsikerta, kažkas. Važiuoju, buvau tik tas, nu, bet aš žinau, GSM, pavyzdžiui, vertant vien šuoną, ir jai iki Kolongs da važiuoti. Tu rūpuš, kelelis tolimas da. Nu vo. Ir atvažiavom. Rūpuži, nu. Korašių, draudžiama. Atsižymėjau, vadinas. Pribridėms. Telefons dar nusėst. O, gražiai. Iki telšių, su kaniuku benzinai. Muzika ilgai negrojo. Benzins baigės. Un talsiečių važiuojant senųjų kelių, kaip teisė. Nu 7 teisė, rauni. Naujoj plent. Čia tada važiavau, kaip un tą įžą vertint šuoną. Tai da, pavažiavau 3 km į viskas. Kiek? 3 litrų. Oi, laisva, tik leikelį kažkokią, pliauzerį, kažko tai. Jo, 3 litrą, pats tas, čia litrą terek man, kas ten tie. Nu, davai, temk jie čia, a 9.5 man nepakenks varikliui ten, mišiniui. O, gera, aš prisimenu, nuvalis iš Varnių su Dniepru, su Husvarniniu tepal, su benzin grįžau į nieką. Nu, da geriau, skaniau kvepės. Gera, laukai, prie pušelės, nunai. O tuo momentu apžvelkime motociklą iš arčiau. Vo koks gaidys, BMW! Akis pastebėjo ir BMW parašyta. Kodėl? Nes komercinis produktas. Aš niekada nepardausiu. Vyra, niekada, sakyk, niekada. Dariau kaip savo, pasimėgavau filosofijos žanrą. O nes nusipirkau da kiet motociklų. Geresnį šton. Kažin kas geresnį, už BMW ko geriau gal rasti. Nu, nepatikėsi, žinau, gal rasti. Jo, nežiūrint į metus, nes kas BMW nusiperk, iš karto į klubą priėm, nežiūrint į nieką, tik ženklėlis. Francija, bonjourno, sakysiu, džumborno, sakysiu. Sakys, kas tau į? Šia buvo prikols, viens su prancūziškas numerės. Prikolien sustabdė milicijai. Policaja sak, bonjourno, tik komastase, tas policininkas. Prancūzų, kaip tėvė mūsų berti, tas bakurs net pasimetė. Paskiau davė interviu, sak, iš kur tu prancūzišką mokiniais? Sak, aš mokyklą mokinaus. Vo tap yra. Ne to, kad godinnik oficer. Vo, ne? Atrodo toks zgrebinas. Biškai atsiprašau, tekinį nusitepė, nes variau į kalniok. Studijuojam. Aš tyčiom čia bazariui, ką matytus. Vat tai tau. Krikšt. Nu, reikės gal ton benzin dačik pažiūrėti, kas ten nam negera. Gal plūdė palinkus, greičiausiai užstrėg, nes man veikia. Man veikia, aš niek nežinau, ant stori vestėjais. Negal būt, kad benzins baigės. Juk davik. Ne, aš pyliau. Juk negal būt, elektrik.
Kiek įbuvint tokių mašinų šniūrą, atitėm. 3 meistratais nesatais benzinį įpilirein. Ne, nu tai aš juk pyliau, ne, gal tai hiesi daug. Šiaip praėjus, sakyčiau, nu aš dugnas palakščiauščiai. Vo toks, kelas antrų bėgi iš gazą. Vo. Į papiktins kompiuteris nebloga. Taip teisinga, kruizinį, garsas gražus. Nu kaip jum, vaikučiai. BNV. Už vairų tokį norėtum apturėti. Jeigu tu žiūri video, gali pasižiūrėti skelbėjom, gal esi mėtis. O gal ir nebus skelbėjom, nes čia viens antras net, sak, ką padarys, pasakyk, parodys, kiek norės, kaip kon. Kaina. Kon kaina yra. Kiek daug. 6 tūkstančiai, nu, 4,5 pasiėmai, nu, jeigu atveškai, paimsiu. Jo, vyra, čia tu gali nusipirkti tuok pat gaidį, už pigiau, arba gali tuok šitą unikalų pasiimti už brungiau, geroką brungiau. Ir vo taip, vo. Nevein surudėjus varštą, absoliučiai nevein. Viskas perinkta, viskas pabūta, žinai, čia tipo reklaminis tipo. Nu pats matėt viskon. Man sako, kas tam buvo? Sakau, ir video pažiūrėk, tingu žiūrėti. Nu jeigu tingi, imk važiauk ir pamatysi, koks jį. Lek, kaip nebloga. Atrodo tai gera, grakštus. Įsiūlau atkreip dėmesį, kaip sakiau, linijas. Visas linijas išlaikytas. Dėl to iš katros posbė pažiūrėsi, iš ten žiūras. Ypač iš čia, ne? Toks, vadinas, į gals, į šonis matos. Vo. Bet patogus koks. Vaira atžvilg keista atrodo, ne? Nu kas nebandė nuvažiuoti, sako, čia nesąmonė, pabandytų į paskiau. Da pats paprašys, kad tokį vairį padarytum. Čia variklis, čia izoliacija išlindu, kas čia man, reikia pakavoti, nes ir fiški, to alkūninį davikliok. Vo, visur kokybiška, nieks nebėg niekur. Vienu vietu buvo pradėję lašėti, buvo nedasoks šlangą grįžtamą iš radiatoriaus. Kai temps, laika vienoda, lygi temperatūra, aš užmiršau, kaip gaidžiams būdavo. Nu, čia toks tekinė kokybiška, to jaustų man patinka, sidabrėnė, ne? Alkūnis nudegė, o problema. Nupoliravau, anus toks, papilkonį ir gerai ir. Padariau sinchronizacijai šiandien. Čia man BMW 7 fanų klubo detalė. Purkštukai, viskas ten yra, čia apsaugėlė. Ein gera, sakyčiau, iki pojus gaz toks protinga, bet ką užsakė, o bralyti, triukšt, garsas gražus. Toks, lemba, kruizinė, absoliučiai net vies šalmi juntas. Nu pasisek, tas dronas, tai išmetėms labai gera. Technikiniai ori, nemanau, būtų įdomu pamatoti. Bet taip juntų, išklausos, kad, žinai, gera. Oi, ten pusė decibelų viršijau. Padangos dar keituokas. Šiaip žvyrų dar pavakar pavažinėjau. Nusileist padangos reikia. O viso kita. Ledas. Dėžutė. Šitą, pum. Šitą žiūrėk. Ištrauk prieš skrydį. Rakt su tokiu gembi. Prisimeni video. To nupoliravau. Tas miltelin dažym. Viskas ir niek nebėjo jokių benzinų. O, čekšt. Apa. Ho! Skilutis, bata, į benzinį. Nu, vo. Filmuoju ir nutikė vis laikiai. Dabar reikia padėti ant plentą šalmą. Nes, žinai, baikeriams. Čia jeigu šunų nepaleis, bus gera man. BMW ir žibutės labai dera, žydra spalva. Kvapas bitutė linksmai oranžinė plevena ir gali kasti BMW. O raudoni dukačiai nėra kada žaisti su pimenim. Oi, kaip gražu. Padarysiu fotografiją. Pagalba kelyje. O, kok A95.
O tenoliaus nėra čia, man per daug. Per daug nėra čia. Lėkelį. Da vis tiek apipilsam bakai. Škurlių daug, jie. Dvi jau svieta pabaiga ateis, kada du vyra gaidi pjaus. Ei, man čia stačiau reik, man čia bėgu. Tai paprasta nebus. O tai to raudoną gal bėgti? Nu gal, bet bėg pro apač man ten. Nors pažiūrėsim, bėg. Nes jeigu perpili, bėg laukon. Pala, aš tau kaniok, reiškia, gražinsiu su benzino, ne? O tai čia tau NZ irgi, ne? Ne, čia mat buvo... Garaži. Šildytavom benziną, kaip žadėjo paliauti. O, kam, soliarka per brangiai šiandien su benzinu reikia varyti. Ne, benzinas pigesnis. Pigesnis, nu. Ne, bet ką man... Nu, pelns baksą, ne jau, atseit. O, reid. Užgesinam ton lermą. Technikinio Teams. Gaidys, ne motociklas, ne? Normaliai. Nu įkon, gerbiamas paslaptingas žiūrovė. Kiek heita, ne, kiek, o kitiems sako, varyk, tu padarysi. Ir va toks, ir veik viskas. Visiškai veik viskas turi veikta mocau. Esas, da ten, abesas veik irgi, nu. Ir keist jausmas toks, da ten nein suvokti. Ceit viskas, kondaga mes galim padaryti nam. Benziną pilti ir dačik suremontuoti. Nes pakeš kuoj. Aš galvojau, kai pyliau 7 litrus pasirodo, ne, buvau tik tas 4 litrą. Apsirikau. Seniai besustūmis motociklą, kad benzinas baigės. Nu, su BMW kas važinėja, kas antras ir stūmis. Nesaniai, supranžiūri daviklį, nes ant niekada neveik. Su Dukačias irgi gali pamatyti šalikelis to, benzinas baigės. Oho, kiek, žiūrėk, dabar nuvažiavau 500 jau. O seniau tik teik, o žiūrėk, nebijėt benzino, o ką gera, važiuoju toliau. Papasakot, ar reikia nors apdanmocu? Nieko, jūs viskon matėt. Visas projektas buvo rodoms per video saitynus, šitą, kaip minėjau, įsikibėms, viskas įpraskaičiuot. Čia moci. Čia moc. Sukam per subėn. Čiukštom, da kap jau. Žinau, kas kur, kap. Ta pusė prašyčiau pažvelgti. Toks, gaidatis. Važiuoju toks, ką patogė, kaip keista, žinau. Toks, įsivaizduoju, ten on dabar droščiai, toks dabar bus važiavėms, enduro. Galvoju, net negalvodams važiuoti. Bus labai geras testas. Būtent. Aišku, jeigu neišpolsi, žinau, mačiau, važiuoju, kiek tu nori, žinau, gerą atrodo, nes BMW, supranti. BMW ženklų tyčiom padirbau, nes, kaip sakau, auditorijai visiškai nešarint, visiškai žiūri tik į ženklų. Galėtų pylint, paimti 11-50, apridyti tep šitą, sakyčiau, čia BMW, supranti. Da pigiau išeitų. Konstruoti toks motus ir nepigia, bet ne per brangiai, kadangi čia tepalinis jau į prabangus. Motociklas šią dainą su detalėm įstriukiau, bet viskas jį padarom, visko gauni kažkon, suki kažkon, tai nekom brangiau ir šiandien, žinau, neperikūpą esam. Kas sekantis yra? Nežinau. Dabar šiuo momentu įsigijau vėl tokį motociklą, kurį palipci kalns ir viskas daugiau nebėr kur. Gali žvalgytis visko, vis ir, žinot, žema.
O aš esu ant to kalną. I nebėr kur. Nu to kalną į kosmosą, į Marsą galės da pakelti, sakė man. O čia, kiek bus pasivažinės, ūkio reikmėm, žvirkelės nežinau padruoš, nes bus gail numesti vėl eilin syk, per daug gerą gavos projektas, kad gail anon subraižyti. Šitą visko nuvalysiu dabar, silikonėliaus, un ir idealus. Toks net keist pačiam, žinau, matos, kai virinta čia svarkė, buvo kažkad negraži, bet dabar graži, nes aš nušlifavau. Viskas veik. Nu, viskas. Pats procesas motociklų kūrybos buvo asmeninis filosofijos, treniravėms, ugdėms savo asmenybės. Juk kas nesupratot, kai kurie suprat, žinau, prasukėm, kit filosofijai prasuk. Kada tu jėmėjęs darbą, turi tikslą, anu siekį, kai koks jums bebūtų, pasirinks tikslas, kad tau teik malonom. Ir kada tu susiduri su sunkumas, to nusprendi. Tu gali zysti, pasakoji draugams, kap tau nesisek, tu jiem ir sprendi. Ir paskiau, niek nesakydams ir nezyzdams, visi aplinkinė mata, kad tu darė visko teisinga. Šiuo atveju motociklas, kitu atveju gyvenims. Dar kitu atveju statybos, dar kitu atveju mašinas, dar kitu atveju vedybos galų gali. Ir tai žiūr ir matai, kad tu visko dara teisinga. Kodėlgi tau neuždėjus laik ir nepaklausus patarėmą, o ne pamokysiu, pakritikausiu. Tai irgi pozicija. Va toks gaidelis. Uli jo. Ačiū uždėmesi. Iki greit.